Supažindinti su Pagramančio regioniniu parku prašome lankytojų centro administratorę Ritą Krompalcienę, kultūrologę Liną Misiulytę, vyriausiai ekologą Tomą Kalašinską, vyriausiai kraštotvarkininką Sigitą Mėlynavičių. Pagramančio regioninis parkas yra įkurtas siekiant išsaugoti akmenos ir jūros upių slėnius, aplink supantį kraštovaizdį, kultūros ir gamtos paveldo objektus. Mūsų parke aplinkui abi upes, Akmeną ir jūrą, išsidėstę yra 9 piliakalniai. Taip pat mūsų parke yra labai gražių tokių lankytinų vietų, tai kaip Akmenos didžioji rėva. Taip pat parke yra daug atodangų. Tai prie Akmenos ir jūros upių. Prie Akmenos upės yra pati didžiausia atodanga, tai Pagramančio atodanga. O prie jūros upės tai viena iš didesnių yra Genių atodanga, Rekščių, Alangos ir tų mažesnių yra daugiau atodangų. Taip pat dar parke yra įrengti 4 pažintiniai pėsčiųjų takai. Tai Plynosios Aukštapelkės pažintinis takas, Akmenos kraštovaizdžio draustinio pažintinis takas, Lylovos hidrografinio draustinio pažintinis takas ir Dabrupio pažintinis takas. Šiaip įspūdingiausias turbūt ir daugiausiai lankomas tai yra Plynosios Aukštapelkės pažintinis takas. Tai tokia vietovė, kuri reta. Per visą Lietuvą tik yra kelios vietos. Tai šiemet jau yra įrengta nauja ir pristatyta dviračių trasa, tai 35 km ilgio. Šiuo trasa keliaujant galima pamatyti pagrindinius mūsų parko lankytinus objektus. Tiesiog yra nukreipiamosios rodyklės, stendai, atstumų rodyklės, kiek liko nuvykti iki to objekto ir galima apvažiuoti dviračiais, taip pat ir automobiliais. Parko lankytojai renkasi įvairiai, vieni tai aplanko dviračiais, kiti automobiliais, taip pat galima ir plaukti. Akmenos upe daugiausiai plaukiama baidarėmis, tai anksti pavasarį, kada yra potvynio metas. Ši upė yra kaip rekomenduojama plaukti jau patyrusiems baidarininkams, nes kadangi potvynių metu jinai būna kaip kalnų upė, nes yra labai daug akmenų. O jūros upė tai plaukiama galima visą metą plaukti baidarėmis. Esame Plynosios telmologinėme draustinyje. Draustinis yra 840 hektarų ploto, o draustinio ašis yra Plynosios Aukštapelkė. Plynė pati, tai bus 360 hektarų pelkė su kiminų bendrijomis, šimtametėmis pušaitėmis, retais augalais, gyvūnais, paukščiais. Pelkė gyvuoja iš lietaus vandens, visą vandenį gauna iš lietaus ir iš jos išteka 3 upeliai - Alanka, Krančia, Vinyje. Iš rytų augalų būtų galima paminėti paprastai kardelį, Kupstinę kūlingę. Šitokios struktūros pelkės Lietuvos mastu yra labai retos, todėl jos ir saugomos vienokiu ar kitokiu būdu. Dažniausiai tai būna telmologiniai draustiniai, kaip ir šitas. Ir stengiamės palaikyti jo režimą ir stengiamės parodyti turistams jos grožį. Esame įrengę pažintinį taką šičia, 1,600 metrų. Ir gali turistai ateiti pasigrožėti. Tai ir vienas iš mėgstamiausių takų parke. Esam floristų būrelis iš moksleivių saviraiškos centro, gamtininkų skyriaus. Labai mėgstam gamtą iš tikrųjų. Ir vasaros stovyklas rengiam gamtoj pagrinde, dirbam su augalais irgi gamtoj, keliaujam, buvom aplankę ir Pajūrio regioninį parką, aplankėm Kuršių Nerijos nacionalinį parką, taip pat Užvenčio dvarą, Malūną vadinamą, Rietavo dvare buvom, Plungės dvare, žodžiu, visas gražiausias vietas ir vertybės, ne visas pamatė, bet dalį jau pamatę esam. Todėl panorom dar ir čia atvažiuoti pasižiūrėti. Esame ant Genių atodangos. Tai antra pagal dydį parko atodanga, apačioje šniokščia jūra. Ir karts nuo karto atsikanda gabalą atodangos ir iki šiol formuojasi jinai. Atodangos aukštis 29 metrai, o pagal upę ilgis siekia 160 metrų.
Esame prie akmens milžino, dar vadinamų Tamošaičių akmenių. Tai parke vienintelis saugomas valstybinės reikšmės gamtos paminklas. Yra šalia Kernušupio upelio, Tamošaičių kaime. Jo aukštis virš žemės apie 1,5 metro, ilgis apie 5 metrai, o perimetras 13 metrų. Viršuje dar galima pamatyti įspaustą pėdą apie 60 cm ilgio ir apie 30 cm pločio. Tai toks mistinis elementas susiformavęs trinantis uolienomis vieną į kitą. Šiuo metu mes esame ant pačio gražiausio piliakalnio, tai yra Pagramančio piliakalnio. Šiaip mūsų parke yra 9 piliakalniai, bet lankytojams pritaikyti yra 2. Tai yra labiausiai lankomi, tai Pagramančio piliakalnio su gyvenviete ir Indijos piliakalnis. Datuojami piliakalniai yra 1–2 amžiuje. Didžiausiai įtaką turėjo ir rašytiniuose šaltiniuose plačiausiai apie juos rašoma kryžiuočių karo metu, tai 13–14 amžius, kovos su vokiečių ordinu, kalavijuočiais ir kryžiuočiais. Esame Gudlaukio kaimelyje ir prie Gudlaukio ąžuolo. Tai vienas įspūdingiausių ąžuolų parke, kuris yra 16 metrų aukščio ir 6,3 metrų skersmens. Jo vidus yra visiškai sunykęs, išpuvęs, bet jis vis tiek žaliuoja kiekvienais metais. Esame prie Akmenos upės ir šalia manęs yra Akmenos upės didžioji rieva. Tai 33 arų teritorijos riedulynas susiformavęs ledyno tirpsmo metu. Ir šioje vietoje nuolydis siekia 3 metrai kilometrė, bet labai mėgsta baidarininkai ekstremalai šičia paplaukti. Pavasario metu, kai būna daug vandens, šie rieduliai nesimato, pasislepia, putoja vanduo, dažnai išvirsta šioje vietoje, o kai vandens mažai, tiesiog sunku praplaukti ir tenka persinešti baidares. Pagramančio regioninis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti jūros ir Akmenos upių kraštovaizdį, jų slėnius. Tai atsispindi ir Pagramančio regioninio parko herbe. Va, kaip matome, ši juosta simbolizuoja parko upių slėnius ir mūsų simbolis lieptai. Dar kitų vadinami beždžionių lieptai. Šie lieptai jungdavo gretimus kaimus, gyvenvietės. Tai būdavo anksčiau pagrindinis žmonių susisiekimas. Parko lankytojai turi teisę statyti palapines, kurti laužus atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose pažymėtuose ir tik tam specialiai įrengtose informaciniais ženklais pažymėtose vietose, stovyklavietėse, poilsiavietėse, važinėti transporto priemonėmis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, kuriuose eismas leidžiamas kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka, statyti transporto priemonės tam tikslų įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai. Žvejoti, medžioti laikantis aplinkos ministro patvirtintos tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų. Uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles laikantis laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos ir kitų teisės aktų reikalavimų. Plaukioti parko vandens telkiniuose mažomis plaukiojimo priemonėmis laikantis aplinkos ministro patvirtintos mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo tvarkos. Parko lankytojai privalo saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus, vertybės, tausoti gamtos išteklius, nepažeisti kitų gamtos išteklių naudojamų teisių bei interesų, tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę, stovyklavietę ar kitą lankomą teritoriją. Ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas.
Mokomose stovyklavietėse ir poilsiavietėse sumokėti nustatyto dydžio mokestį teritoriją aptarnaujančios institucijos įgaliotiems asmenims. Saugiai elgtis su ugnimi, laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamai ženklais. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs. Pastebėję gaisrą jį užgesinti, o jei tai atlikti neįmanoma, apie gaisrą nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnyboms, o esant galimybei ir parko direkcijai vietos savivaldos institucijai. Apie pastebėtus gamtos ir kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus, saugomų teritorijų režimo ir kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai, parko direkcijai. Vykdyti teisėtus įgaliotų aplinkos apsaugos institucijų bei jų pareigūnų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų. Organizuoti sąskrydžių, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus masinius renginius, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 100 žmonių, parke leidžiama tik raštu tai suderinus su parko direkcija ir teritorijos savininku, valdytoju ar naudotoju. Nardyti su nardymo įranga parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija. Plaukioti savaeigėmis transporto priemonėmis, išskyrus vandens motociklus, parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija.